Na, varyk. Nežinau, pirmą sėkį. A nėra tau tušio padangė visko? Ne, rankinė net leidai. Eik, tušiklė. Rankinė net leidai, taigi lemputė švieti. Išgąsdinau, galvoju, sugadinai man mačiau. Čia jau iš trečią valandą važiuoju. Jo. Į vieną neliktų. Ketvirtą jau nuo 40 beveik įsitikėjau ir jau. Bet daug greičių nežinau. Kiek čia? O. Kaip čia yra. Net jau tą mašiną turi gerai pakrauti, kad jau žinai, anksčiau važiuoti. Bet pakankamai stabiliai važiuoju. Na šiaip 60 ir važiuoju asfaltą visą laiką. Tas kilometras mažiau rodo. Iš tikrųjų, matavau, rodė 60, o iš tikrųjų važiuoju 70. Su per navigaciją. Mažiau rodė gal gerai. Kai užkaista, ką? Žiūrėjai, nutrauks prie motų. Ačikarius yra. Kai užkaista, tik tepalas slėgės, vat, nukremta. Reikia jau... A tu čia naujus laikrodžius įsidėjęs, taip nebuvo. Čia buvo. Rodė? Tik temperatūrą susmarkiau. Reikėjo prasivesti naują seną Kur rodiklė tavo spaudė? Ten jinai pradeda šokinėti, kai spaudims nukrem. Ir tai padarys sugalvoti, kad neprasižiopsotum, kai spaudims vyks. O čia yra tavo oras. Čia spaudimas iš tikrųjų. Oras. Ne, variklis teko. O tai kas šitą? Čia yra senas. Tas yra jau signalizuoja, kai jau slėgia nebėra šokinėja visai viską dar nesąmonės. Bet toks, blemu, kaip su Belarusu važiuoju. Su Belarusu, blemu, taip greit nenuvažiuosi. Per prastų tu reikia iš stabdžinį, Per prastą atvažiavau. Ei, nešik, aš vair visų sukau, vis tiek dėl. Švelniai jau. O kol apsukų neimsi mažinti. Eina, čia apsuks reguliuojas su šituo. Su įstumi. Bet aš apsuks paskui sukeliu, kai užkaist variklis ir slėgis jau nukrenteko. Man taip patogi mašina, veidrodžiai, viskas gerai matosi. Stabdžiai kažkaip keistai. Suprantu, jie gali važiuoti per laukus, per griovį. Su darbiniu mano, kur būdavo, tik įvažiuodavo į tokį lauką ir iškart susėsdavo į priekį, sunkus būdavo. O tai kaip čia įdomi variklis, vis tiek priekį yra? Ratai, suprantu, yra žymiai į priekį išsikiš. Važiuok per griovį. Tu veikia, blem, važiuoja. Ir diduksas ir vis. O sakom turėti, ai, va, matai, kaip pabėga. Bet jėgos matau, žinai, kai gazai, kai silpnam varikliui reiks spustelėti, jam nieko, bus Jis tokie momentai dar. Nepavežtų jokios lengvos mašinos ir variklis. Nebent kažkokią amerikoną įdėtų nuvažtų ant. Atrodo, nu, kad čia jau, žinai. Slintuvą pasidaryt garsą gerą, tai... Senovštai biškai taip, čia vis smagiau kažkaip stačiau slėtis, ir stačiau. Į diržą tokuosios tu galvoji, žiūrėk. O, gali prisisekti. Ai, nereikia. Gan saugiai jaučiausi. Nu, su kroviniu, kai važiuoji, žinai, jeigu dintų stabdžiai. Bet jau, kai, žinai, turi žiūrėti kelią, kai jau reikia stabdyti, jau, žinai, Gerai, kad jis važiuoja tik 60. Gerai. Jeigu važiuotų daugiau, 90 jau būt nejau. Bet taip, aš manau, kad sunkiau, žinai, valdyti įras. Taip, ant jie skaistovi jaučias, kad reikia sukti. Dėl to žiūrint, jau, žinai, važiuoji turi numatyti, kad, žinai, susukti tą vairą, kai reikia. Taip, savotiškas toks įdomi, kažkas kitaip. Mercedes įsipažinau, važiavau. Vaiks, kaip Bovas, Vairavijus, su Kaziku, Rims yra davęs. Kelba? Tai kokį nors. Va, aš
su tokiu jau veždavo mane į mokyklą. Tas pienininkas veždavo į bliūtus. Ai, pala, teisingai, būdavo. Esu važiavęs, grinį su tokiu, man atrodo. Tai tau kaip nostalgija tokia. Jo. Būdavo keliai pratižę, mašiną lengvai nepravažiuodavo, su Kazio kiaurai išvažiuodavo. Jeigu tą priekinį tiltą užsidėjus nuo gaz 66, Ką čia varikliai tą paciją? sakė, eim pasdėjim tiltą, eim priburti. Statė kažkaip dedasi. Jo. Uždavo tai greitai kelią, nežinau. Įdomu, aišku, čia tu. Jeigu ką pasakau, pasidaryt kraną kažkokią platformą priekabą. O jeigu priekabą, pavyzdžiui, belarus atėjau paimti taškus į darbą. Paėmė šlangę, prijungiai plokšt, gazę O šitai paėmė. tą priekabą dėtų perdaryti tą vietą iš. Aišku, eitų viską eitų. Reikės pigiai kažkaip prasisukti. Na, įsivaizduos, kiek mėlygiais važiuoti. Jeigu užkaits variklis, tai aš jau tada jau apsuks tik laikyti aukštesnės, nes mirks. Jo, jis nebe pusę atmosferos belieks slėgis. Reikia kažkokių specialių tepalų iššauti. Tai dabar čia kaunas. Kokių, žinai, su papildais, kad jeigu dings slėgis, Moliūgus neišversi. vis tiek, kad teptų. Patroniksai. Jo, rankinis buvo užtrauktas. Tas rankinis tas? Čia jo. Durų rankinis. Tiesiog į viršų trauk. Taip? Taip atleis. Taip? Taip tiesiai traukia į savį. Viskas. Niek daugiau nereikia. Ne, gesint vis. Smagiai. Kandu jau važiuoja dabar.